visiems susitinkusiems šioj nuostabioje bibliotekoje. Aš manau, kad visada čia tos knygų pristatymai renginiai vyksta tokioje apimtyje kaip ir šiandien. Labai gražiai čia mus priėmė. Tai šiandien pristatysim knygą Žygių žemaitukais iki Juodosios jūros 2000 km istorijos. Prašom, kadangi mes čia esam tik tai svečiai, atstovaujam Versmės leidyklą ir žygėjus, tai bibliotekos direktorės Elimos Maselytės prašom. Sveiki, mėly svečiai. Mes iš tiesų jūsų nepaprastai laukiam. Laukiam sugrįžtant, kadangi net Jurginai baigia nužydėti, tai mūsų pokštė viena ir vis galvojam, ką čia pirmiausiai reikėtų idėjos autoriui, ar žygio vadovui, ar knygos autoriui. Ir mūsų vaikinai, žinoma, nutarė, kad gerbiamai, kaip čia teisingai pasakius, raiteliai, kuri išties žavi, ištverminga ir Edmundai, manau, kad jūs jau Labai, aišku, perskaičius galima įvertinti knygą. Daug nuotraukų, daug autorių širdies čia įdėta ir tų raitelių, savo bendražygių. Tai kviečiame autorių ir tegu jis papasakoja, kaip jis rašė ar naktim, ar dienom, ką žmona jam sakė, ar leido miegoti, ar neleido paskui miegoti, kai knygą rašydavo. Tai prašom, Gintarai. Mane visą laiką organizatoriai barė, kad labai trumpai kalbu, bet jeigu viską papasakos, tai tada ir knygų niekas nepirks, tai turiu tokį išsipirkimą. Manęs prašė organizatoriai papasakoti iš tikrųjų, kaip įvyko tai, kad aš toks paprastas vaikinas, raitelis, šio istorinio žygio dalyvis, parašiau knygas, kas čia taip įtakoja, kad atsirado rašydavau dažnai naktimis prie židinio pasistatęs, ne, Karilka jau buvo baigusi, prie židinio pasistatęs kompotą, kurį virdavo mano žmona, sėdėdavau prie kompiuterio ir rašydavau, rėmiausi grynai savo emocijom, prisiminimais, jausmais, visą tai surašiau ir ačiū Dievui atsirado tokia Versmės leidykla, kuri susidomėjo šitais žygiais ir netgi pažadėjo išleisti tiek knygų, kiek mes žygių josime. Tai kai jau jojame antrą žygį Vilnius Krokuva, Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto datomis, aš jau buvau žymiai didesnis, daugiau fotografavau, pasižymėdavau vieną kitą įvykį arba kažkokią emociją. Ir tą knygą visai neseniai su gerbiamu Arūnu irgi pristatėm Vilniaus rotušėje. Ir Gintaro knygų pavidalu, ir jau dabar ir DVD pavidalu, ir tokių susitikimų pavidalu. Tai dėkui dar kartą ponui Gudavičiui, kuris ėmėsi tokios iniciatyvos talkinti Versmės leidyklai, kad šitą informaciją patektų ir turime didelį paveldą. Tikiuosi, kad esate skaitę knygą, jeigu dar neskaitę, turite galimybę tai padaryti, išgirsti įspūdžius ir dalyvių, ir raitelių. Esu dėkingas, kad jūs esate čia. Ačiū jums uždėmesi. Sveiki visi, ačiū. Pirmiausia, gal aš pasakysiu tokį dalyką. Kaip Gintautas sakė, kad pas mus dabar vis dėlto pakankamai yra veiklos ir sudėtingumų kartais važinėti po Lietuvą. Tai man pati sudėtingiausia dalis buvo vienintelį kartą, tai buvo Litekspo Vilniuje, Litekspo rūmuose, kuriuose teko irgi pristatinėti knygą ir man buvo suteikta lygiai 1 minutė. Jūs įsivaizduokit, moteriai kaip neįmanoma. Aš esu Meilė iš Vėdaros pagrindinės mokyklos ir norėjau paklausti, kaip jūs pati išdrįsot save įtikinti, kad galite nieko neatsitikti ir kad jūs išdrįsit joti su būtent žirgais, žemaitukais. Tas pats kaip dviračiu, jeigu tu išmoksti važinėti, tu tikrai toliau važiuosi. Tai, o antra vertus, aš jau ieškojau progos, tai man nereikėjo savęs tikinti. Aš tikrai žinojau, kad aš josiu. O ten kaip toliau, tai kaip sakoma, kaip aukščiausias duos. Sakykit, dabar norim pakviesti jūsų žemietį, kuris taip pačiai kaip ir Skirmantė Naglytė su mumis važiuoja per Lietuvą pristatydami
šitą knygą, šitą idėją. Tai karaliaus Mindaugo motorizuoto pėstininkų bataliono vyresnį seržantą Donatą Voverį ir matysite ištrauką iš Justino Marcinkevičiaus poemos Mindaugas. Prašau, Donatai. Einu aš keliu, tai gyvenimo kelias, kojas tai trina ir gerti kopškina. Žiūrėk, kaip spinduliuoja, kaip žyba, tai brangakmeniai. Ašgi ne savo, ar man jį reikalinga? Juk ne ant mano jie galvos uždėjo, ant Lietuvos galvos, ant Lietuvos. Stovės vienybė žemą, kartu su broliais amžinai, mes gysim pažadėtą žemę. Mes nesidalinsim šiandien įspūdžiais, bet kadangi esame šiek tiek teatro mokykla, tai atsivežėm keletą skaitimų. Skaitėm šitą knygą, ši knyga mums labai patiko. Išsirinkome ištraukas, kurios mus asmeniškai labiausiai palietė ir galbūt paliko didžiausią įspūdį. Viename mūsų jojimo sporto veteranų sąskrydyje jaunystės draugas Vaidas Ruibys pasakė: "Jojame iki Žalgirio." Artėjo Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejus ir žiniasklaidoje pasirodydavo pranešimų apie planuojamus renginius. Ar jos iki Juodosios jūros? Aš pasakiau gerai ir padėjau ragelį. Apie ką kalbėti su keistuoliais, kurie gyvena svajonių pasaulyje? Kelyje užtrukdavome apžiūrinėdami Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo objektus. Negalėdavome nepasinaudoti vietinių žmonių svetingumu Ukrainos glūdumoje. Jojome per kaimus ir miestelius naktį, nieko neižiūrėdami, nors ją atidirb, kad kelionė neprailgtų. Petras Čepinskis, manęs daug kas pažįsta, VGTU filialo, pasakė. Aš esu knygų leidykas. Per savaitę ir dabar aš perskaitau, minimum kokios 800 puslapių. Pats laimingiausias laikas, kada aš atsigulu, įsijungiu ir kiek Dievas davė skaitau. Panašias irgi nemažai turiu. Praktika. Tai yra knygos, kurios sunkiai skaitomos, kada miegas tuoj apima. Geriausi vaistai. Vyktamieji, paimkit kokią politinę ekonomiją. Rankas. Paėmiau šitą knygą su Gintaro autografu, atsiguliau, įsitaisiau ir iki galo, iki paskutinio puslapio ir gėlinoj aky mėgo nėra. Vot ir viskas. Knyga parašyta labai šiltai, jausmingai. Todėl, kas šitą knygą nusipirko, aš sveikinu, turėsit malonumą ir pasiskaityti, ir pasižiūrėti, ir gal kai kur ir širdį suvirpės. Ypač buvo parodytas naujas Lietuvos pilietis vardu Alšis. Kiek buvo meilės įdėta rūpesčio tam Alšiui, kai jis ten susirgo, kaip jį ten gydo. Tikrai puikiai knyga. Sveikinu ir laukiu antros. Ačiū. Tai Antano Buskino dokumentinio filmo 2000 km istorijos ištrauka. Apie 10 minučių bus pradžia filmo ir galas filmo. Šis filmas dabar yra jau išleistas DVD formate. Filmo pristatymas buvo Forum Palas. Labai gražiai pavyko ir dabar jis plinta per Lietuvą. Tai tie, kurie atvykot, prašom įvertinkit dalį to filmo.
Prieš 600 metų kunigaikščio Vytauto vedami raiteliai pasiekė Juodosios jūros krantus. Šiandien dar kartą nujoti šį kelią išdrįso iššūkių išalkę ir mūsų šalies istorijai nebeingi drąsuoliai. Kelionę pradėję 2010 metų rugsėjo 8-ąją iš Vytauto laikus menančių senųjų trakų. Ne visi tvirtai tikėjo pasieksią Juodąją jūrą. Ne visi iki čia ir atjojo, bet šį tikslą pasiekusius ekspedicijos dalyvius užplūdo euforija. Laukia dar vienas neatsakytas klausimas. Ar vis dėlto Vytautas Didysis girdė savo žirgus Juodojoje jūroje? Legenda patvirtinta. Pasirodo, būtent šioje vietoje į jūrą įteka Dniepro ir Pietų Bugo upės. Dėl to vanduo yra pakankamai gėlas ir tinkamas gerti. Žirgai neraginami brido į jūrą ir godžiai gėrė. Labadiena, gerbiami žygio dalyviai, renginio svečiai. Aš visuomet galvoju, kad mūsų valstybės pamatas yra istorija. O jaunas žmogus šiai dienai visą laiką svajoja apie pramogas, tam tikrus kitus pomėgius. Ir mes jiems mažai suteikiam galimybės prisiliesti prie istorijos. Tokie žygiai, taip pat misija Sibiras, ką jaunam žmogui suteikia, performuotų visas jauno žmogaus vertybės. Jis užsidegtų širdį Lietuvos vėliavą ir miesto mero vardu Vitalijos Arkevičiaus dėkoju ir tikiuosi aplankysite dar ne vieną gimnaziją ir taip pat būsite filmo pristatyme. Ačiū Jums labai. Lenkiu galvą. Šiandien, kadangi jūs tokie buvot visi ir aktyvūs ir savo laiką praleidot, aš manau, vertingai, tai labai kviečiam visus nepasididžiuot, išgert kavos puodelį ir arbatos, kas nusipirksit knygas, tai prašom visi raiteliai jums ir pasirašys, ir žygio vadovas, ir jeigu reikalinga ir kiti parašai. Labai puikus renginys, kuris tikrai, manau, neprailgo tos 2 valandos. Kai ko dar nežinojom, sužinojom daugiau, tai manau, reikia daugiau tokių renginių. Na tai va, tai laukite mūsų vėl atvykstant. Lauksim. Ačiū. Prašom. Kita.